Aš biškį paardysiu, kad suprast, ką čia turim. Ant pamatukų rastas stovė, ne? Rastas nesu. Rastinis namukas, neapkaltas. Nu, po langais paprastai rastai supūva šitojo vietą. Aš biškį čia pradarysiu, kad nėra supuvę, va šitie, čia yra grindų jūsų. Jo, tai nėra jie, būna, kad iš jūs nupuvę va šitos vietos, tai gali ranką kišti po langais. Pamatai suskilę ant akmenų, bet jie ir tokiam namui ir neprivalo būti kažkokiu tai. Nes rastinius namus tai tiesiog dėdavo ir ant bazinių va. Deda pirmą akmenį ir ant jo deda muruotą. Ir ant jo vis pasidaro tokį keturkampį ir ant jo viskas būdavo montuojama. Skusta drebuliniai skiedros čia yra. Jeigu darytume autentiką ir kad nebėgtų į namą. Autentiškas ir gražus ir atminimui, tai formuojamos naujos gegnės virš šito stogo, absoliučiai tenai. Nusidėjimo visas stogas, atsirdo pati pradžia, dedasi nauji murlotai, dedasi naujos gegnės ir dedasi naujas stogas. Tai šitas nusišluoja? Ne, lieka. Viskas lieka ant viršaus kaip pasidaro kaip karkasas. Kaip šiltamis ant viršaus. Okay. Tada išlieka visas šitas grožis ir čia jau, aišku, čia. Grožis iš vidaus. Grožis iš vidaus, apdaila. O iš viršaus mes galim dėti tada... Visiškai naują, ką tik tai norim. Norim skardą, turbūt jo, ką čia leidžia. Čia turbūt viską leidžia, klasiką dėti. Spalvos ten gal riboja. Jo, gal. Bet manau, kad... Bet čia jau brangiausias variantas. Palauk, o koks pigesnis? Aš jau neįsivaizduoju. Pigesnis, tai daro kaip dabar, daro kaimuose, bet negalėčiau šito sakyti, bet pasakysiu. Nušluojat esamą šiferį, gręžiat iš čia skylės, kad rastumėt, kur yra gegnys. Ant šitų gegnių viršui kalasi tokie tašai, ant šitų jau, ant viršaus šitos dalykos. Tokie makaronai 5 cm ant 2,5, tempėsi plėvelė, dar vienas tašas, grebė stojasi ir užsideda skarda. O koks minusas šitos sprendimo? Minusas, kad... Ant senos konstrukcijos dedam naują konstrukciją. Jo, jinai apkraudama, tai tada ją reikia tvirtinti. Žiūrėk, ar tokia konstrukcija atlaikytų? Atlaikys, tik tai reikia va šitose vietose, va visur šičia, dėti atramas. Čia bus va tokie balkius irgi rasim čia, nusiėmę visas lubas. Reikia pastiprinti tą konstrukciją pačią. Sudėti stygas, viską, bet dabar čia šitas esamas tas apšildymas, tai čia skaitykit, kad čia jo nėra, nes čia toks daugiau anekdotas. Bet reikėtų turbūt ir sienas apšiltinti, nes jos kiauros. Ne, tai čia karkasiukas ir to, ko čia šiltysi, tai ir taip šiltysi. Ir langų reikėtų, tai vis tiek jau langus didesnius suformuotum, kad čia šviesos tiek ten reikėtų. Kaminas paskui apsiskardytų, nes dabar tai čia nieko nėra. Tuščia. Čia matau sienos papūstos, Bet natūralu, jeigu čia tau reikia atsistoti ir rodyti mane iš čia, va čia išpūsta. Dėl ko išpūsta? Dėl to, kad šitam sujungime bėga vanduo kažkur. Čia papuvo vienas rastas, o kiti paspaudė, tai jisai tiesiog, ką jis padarė, išsipūtė ir viskas. Bet kada čia šitos nusilups, tai tiesiog išpjausit rastą. Įdės naują rastą toj vietoj vėl uždengs. Nes tai, kad taip darydavo iš vinio padaryti, tai dabar liep padaryti nepadarysi. Iš paprasto vinio iškalta, kitų vinukų prikalta, čia užmauta. Čia reikia. Dar idėjas, o dabar naujus plastikinius sudėdas nesidarinė. Sako, reguliuoti reikia. Čia kai rumšiškėse. Įsivaizduoji, kiek čia darbuko, kiekvienas šitą už apvalyti reikėjo. Apkalt. Ir padaryti zovėsiukus. Iš pačios skardos iškarpyti.
pragręžtos skylutės, jie specialūs vinukai, kur batų padus darydavo, vinis išlenktas ir ant vinio padaryta. Ir jis atsidaro dar ir išsikelia, įsima, jeigu nori. Autentika. O turim gegnės jūsų esamas, tai va. Jos puikiai matosi. Nėra nupuvę. Čia rastas kaip rastas šitas, tai supuvęs, bet tai jisai rastinio namo labai lengvai keičiamas. 2 donkratus pastatai, visą namą sukeli, rastą kitą įdėjai ir vėl nuleidai. Tai čia kaip mašinoje ratus pakeisti. Bet jis nėra toks tragiškas, kad rankom būna kur rankom gali iškabyti kampą. O čia tai skamba. Kiek laikytų pamatą šito? 5 metus išlaikytų? Dar negražu taip sakyti, bet ir 20 išlaikytų, bet negalime sakyti 20 gyventi. Dėta lentelė ir neskardyta, tai dėta skersa lenta. Vietoj skardinimo, nes paprastai tai jos turėjo užsibaigti, taip ir čia apsiskardyti. Jo, bet dėta lentelė ir nuo tos lentelės jau taip. Čia su kirvuku patašė, kad jiem išeitų tas lenkimas. Nu, meistriukai buvo. Kaimo meistriukai padarė savo darbą. Jeigu pradėt, tai pirmiausiai nusišluojat sienų, šitą va sienas, kampus šitus ir matot, kad turit konstruktyvą. Pradėt nuo konstruktyvų kiek sveikų, tai susitvarkot konstruktyvą, kad jis būtų tvirtas, langus pasikeičiat ir keliaujat į viršų. Ai, tai jeigu jo yra, tai vietoj jų gali atsirasti labai gražus pastatukai. 2. Būna trakuose net 2 akmenys randa ir jau gali būti. Nu, tiesiog metai savo padaro, buvo gaisras sudegė, žinai, išlygino toj vietoj gaisravietę, 3 metai žolė užžėlė, atvažiuoja, atrodo, kad net nieko nėra. Bet ant planų žiūri, pakapsto, akmenys randa. Čia tai matau rūsys buvęs. Čia kad malkos negriūtų. Na čia įdomiai, čia iš liekanėlių pastatyta, čia kur liko nuo namo statybos, tai jo taip ir sudėjo. Čia rastų liko tokių, čia. Bet čia daug jau čia metukų atgal, nežinau. Nes net rastas yra taupant, paprastai būdavo iš cielo rasto stato. Čia iš kelto. Čia spyna sukalta, dar net kirviu jinai padaryta. Va. Kirviu. Su kirviais. Dabar nežinau, ar jums padarytų tokį dalyką su kirviu. Manau, ne. O pasą gal tai atvirkščiai reikia laikyti. Kad laimę atneštų.